Ir tada aš, būdamas dar kokių 9-10 metų, vis mąsčiau, užaugsiu, būsiu rusas, būsiu toks tvirtas, kietas, turėsiu automatą, jeigu man jį duos, visi manęs bijos, o aš jau toks galingas būsiu karys, rusas. Ir sykį per giminės šventę buvo susiejimas toks didelis, senelis buvo, mes dar Komunarų gatvėje gyvenom netoli Gluosnio. Ir išeidami iš po to baliaus, iš po to susiejimo, aš neatsimenu ten ar naujų metų proga, tokia šventinė atmosfera, mes nuo tos Komunarų gatvės, nuo to Gluosnio lipam taip į kalniuką aukštyn, senelis eina pamažu ir manęs klausia, kom tu, sako, Danuk, nori būti užaugęs? O aš sakau, noriu būti rusu. Senelis sako, kad tu esi lietuvis, kaip tu, sako, būsi rusas. Nu, sakau, kaip rodo kino teatre, kaip per tokį ir tokį filmą parodė, rusai, vokiečiai, tai aš rusas. Sako, kaip tu čia. Tai jis man pradėjo pasakoti, žinok, sako, Danukai, kad su tais rusais Lietuvoje buvo tokia istorija. Ir jis man papasakojo, kaip ten vyko tarybinių tenais aneksija prie Lietuvos, prie Tarybų Sąjungos, kai buvo prijungta, kaip atėjo tie rusai, kur rodo labai gražiai teisingai per kino teatruose, reiškia, ir per televiziją. O sako, žinai, kaip jie atėjo, sako, iš tankų išlipo ir kojos su škurliais apviniotos, ne pas visus batai buvo. Ir po to, žinai, sako, ką tie rusai darė. Ne, tai sako, buvome mes ir Sibire, ir lageriuose buvom, kas tie lageriai, tokios vietos, kur surinkti žmonės ir jie marinami badu ir kankinami. Man perversmas įvyko galvoj, aišku, ir tada pradėjau klausti senelio, o tai iš kur dabar žinot, niekur per televizorių rodo, taip, kino teatruose taip pat, kaip dabar žinot žmogui, iš kur, tu gal žinai, ne? Žinau, sako, aš mačiau, o kaip kitiems sužinot? Mano tėtis, mama buvo mažiukai dar, kaip tas viskas vyko. Iš kur jie, ar jie žino? Žino, o iš kur? Tai sako, yra radija. Pro radiją, sako, irgi įdomiai pasakoja viską kaip tuose kino teatruose. Ne, sako, yra truputį reikia pasukinėti radiją ir ten pradeda kalbėti kitaip. Tai tu man parodysiu ir keletą kitų susitikimų su seneliu vėl jis man parodydavo. O tu sako, kodėl mano tėtis nemoka, jisai gal moka, jis tu paprašyk, sako, jis gal irgi tau parodė. Tai ir tėtis paskui trupučiuką parodė. Pas mus, aišku, buvo iš pradžių tokia radija didelė medinė, kaip ir tos senovinės radijos. Su ta didelė medinė, atsimenu, radijo Liuksemburgo. O, muzika kokia faina. Ir vis pasiklausydavom. O šitokių, kad lietuviškai pasakotų apie tai, kas vyko, kas dabar vyksta tuo metu, kad mokyklose ten spaudžia vaikus, kad jie neitų į bažnyčią, jeigu tikintis, kad dar įvairių savo įsitikinimų negali turėti, tik tais taip, kaip yra dėstoma. Senelis buvo Smetonos armijos karininkų, tarnavo šarvuočių rinktiniai, čia ir yra nuotraukos jo su karininkų uniforma prie šarvuočio. Todėl, aišku, jis žinojo ir turėjo tų nuotaikų antitarybinių tokių. O paskui iš karininkų jam teko, kadangi turėjo gerą fizinį pasiruošimą, jį kaip tai priėmė į mokyklą fizinio lavinimo mokytojų po antrojo pasaulinio karo. Ir jis tada kaip pedagogas irgi
turėjo įgūdžių pedagoginių, todėl jis galėjo man papasakoti atitinkamai, pateikti atitinkamai kaip vaikui, kad man būtų suprantama ir priimtina. Daug gali kažką vaikui sakyti, bet ar jis priims, ar jis supras ir jam pro vieną ausį įeis, pro kitą išeis. O jis sugebėjo tai pasakyti, kad man įėjo pro tą vieną ausį ir pasiliko labai stipriai. Jūs centre gyvenot, kurioje maždaug vietoj? Mes gyvenome Komunarų gatvėje, dabar ne Dvaro, Varpo dabar gatvėje. Komunarų 53 buvo, tokie dviaukščiai namukai šalia vienas kito stovintis. Tai pirmame iš jų mes gyvenome ten. Aišku, sąlygos tos. Ir papasakoju, sako, žinok, užsienį žmonės taip negyvena, į kibirą nedaro, eina į tualetą su klozetais, visko. Nežinau, pirmą kartą tokius dalykus girdėjau. Ir dar tas būdavo įdomu, kad kodėl mes taip gyvenam, kodėl kažkur žmonės kitaip gyvena. Jie gali, kodėl mes negalim. Tokie kildavo klausimai. O dar čia prieš tai minėjot, kad jūsų ir giminiai daugiau tokių įdomių žmonių buvo, tai gal paminėtumėt čia Šiauliuose jie ar kažkur kitur? Buvo šiaulietis Kazys Jankauskas, rašytojas. Jį ištrėmė į lagerį 52 metais, jis gavo 25 metus už vieną apsakymą. Už apsakymą, kuris vadinasi Pirmasis ešalonas. Mes klausydomės daugiausiai, mūsų tikslas buvo klausytis Laisvosios Europos radijos, bet tada vadinosi Laisvės radijas, po to keitėsi pavadinimai. Tai šitą klausydamiesi radijos stotį mes skaitėme, kad gaunam daugiausiai informacijos, kuri liečia žmogaus teisų pažeidimus Tarybų Sąjungoje. Buvo Vatikano radijas, kuris labai gerai girdėjosi, 15 minučių laida, buvo Amerikos balsas pusvalandinė laida, taip pat labai gerai buvo galima ją klausyti, bet Vatikano radijas daug kalbėdavo apie religiją, ten nedaug vietos likdavo tos žmogaus teisų pažeidimams, o Amerikos balsas daug kalbėdavo apie tarptautinę padėtį, apie įvykius artimuosiuose rytuose, dar kažkur, o apie įvykius Lietuvoje daugiausiai pasakydavo Laisvės radijas. Ir jie mums patikdavo, kad jie skaitydavo knygas, reiškia, rusų kalboj. Radio Svoboda skaitė Archipelagų lagą ir buvo labai gerai skaityti ir konspektuoti, klausytis ir konspektuoti. O lietuvių kalboj buvo skaitomas viena Ivano Denisovičiaus diena. Buvo ši knyga išleista Lietuvoje 1963 metais, o parašyta 62 metais Solženicino. Tai tą lietuvišką vertimą jau per Laisvės radiją skaitė. Ir taip pat per Laisvės radiją buvo skaitomi reguliariai Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidiniai, nes jie būdavo išvežami į vakarus slapta ir ten jau Laisvės radijas pateikdavo. O ten buvo visi įvykiai surenkami žmogaus teisų pažeidimo srity. Ir visą tą konspektuodavau, po to duodavau savo bičiuliams perrašinėti. O dabar taip įdomu, detaliau būtų sužinoti, pavyzdžiui, minėjot 15 minučių Vatikano radijas. Vatikano radijas 15. Amerikos balsas pusvalandis. Pusvalandis. O Radio Svoboda kiek? Valanda laiko. Valanda buvo susidėjo iš to, kad pusvalandis buvo kartojimo praeitos laidos ir pusvalandis naujos laidos. Ir taip gabalais ėjo. Tas, kad buvo kartojama, buvo labai patogu, nes
ne visada mums pavykdavo surasti netrukdomai klausantis, arba buvo tiek trukdoma, kad sunku labai buvo išgirsti. Bet gaudant labai atsargiai, labai švelniai, reguliuojant radio imtuvo VF, vis tiek galėdavai pagauti beveik kiekvieną dieną. Bent jau per savaitę 2-3 kartus tai tikrai pagaudavai, kad pasiklausyti normaliai laidą. O trukdymai sumažėdavo, buvom pastebėję, kad trukdymai sumažėdavo per šventes, ar tai dėl, gal ten būdavo išeiginės toj trukdymo stoty, o gal baliai vykdavo ir keletą laidų iš viso buvo tekę girdėti per šventes, kad jokio trukdžio visiškai. Kaip Lietuvos radijas. Pasiklausėm nuo iki, tai mielo malonu, užsirašėm. Reikėjo, aišku, įgūdžio, kad konspektuoti spėtum. Spėdavom kažkaip tai. O kiek jų metų tada jau buvo? Pavyzdžiui, 79. Nuo 10 metų taip jau intensyviai pradėjau klausytis ir konspektuoti draugam, kurie buvo 5 viduriniai klasiokai, tiem klasiokam įtraukiau juos, paprašiau, kad padėtų man dauginti. Gerai, sako, jau daugino. Ten Gediminas Lapė, Valdas Šiukšteris iš 5 vidurinės. O po to tėvai persikėlė gyventi į pietinį rajoną ir aš ėmiau vaikščioti į 16 vidurinę mokyklą dabar. Aha, dar nepabėgant nuo tos temos, įdomu viską, žinot, kaip kokių maždaug laikų būdavo vakare? Vakare būdavo jau Laisvės radijas 2 kart per dieną transliuodavo. Pirmą kartą tai man nepavykdavo, nes būdavo mokyklos laikas, neatsimenu kurio laiku, o vakare būdavo ar tai nuo 8, kad jau būdavo tamsu. O Radio Liuksemburgą klausydavosi klasiokai Sigitas Šlenderis, Edmundas Žiedas, jie ten, jiems buvo reikalinga, nes jie muzikantai buvo mūsų, grodavo gitaromis. Tai nuostabiai grodavo gitaromis ir šitą The Animals, House of Rising Sun, jie pasiklausę. Tai visą Lietuvą dainuodavo šitą dainą pagal Trakų Maironio eilėraštį Trakų pilis ir tą melodiją jie pritaikė ir dabar dar kažkiek Keistuolių teatras atrodo sudainavęs yra labai neblogai. Tai vat, šita daina mūsų buvo kaip himnas ir šitie mūsų muzikantai pakeldavo mums labai dvasią. Bet kokie susiejimai klasės, ar ekskursijos, ar išvažiavime autobuse, viskas. Kaip tai auklėtojai nekreipė dėmesio. Mūsų auklėtoja buvo labai gera, tolerantiška tokia ir čia jaunimas groja, dainuoja, kažką rašo, viens kitam rodo. Ne, nebuvo jokios kontrolės, nieko. Svarbu ne iš tėvų pusės, nehuliganavoja vaikai, o jie kažką tokio dirba, gal įgūdžius paskui turės gerus ateičiai, įsigyti profesiją ar ką, leido mums užsiimti šitokią, gal būtų atidžiau pasižiūrėję ir aišku, būtų sakę, baikit, nes čia nukentėsim visi. Bet atidžiau niekas neėmė žiūrėti, ką mes ten rašom ir ką viens kitam perdodam. O klasiai 16 vidurinės, 6 B klasiai visi tą žinojo, ką mes darom, bet nei vienas niekur neįskundė. Iš klasiokų jokia informacija į KGB ar kažkur neišėjo, nenutekėjo. Ir mūsų ta veikla buvo uždrausta ne įskundus kažkam. Jūs, o dar Liuksemburgo radijas kokiu laiku būdavo, ar jis visą parą grodavo?
Man rodos, visą parą galėdavai patogiai labai atsisukti ir klausytis bet kada. Žiūrėkit, jūs gyvenote netoli trukdymo stotis buvo, gal? Kada gyvenau Komunarų gatvėje, netoli trukdymo stoties, ten aplamai labai gerai girdėdavosi. Tos trukdymo stoties antenos ant kalniuko ir labai aukštos. Ir aš nežinau, kad ko gero jos neimdavo kažkiek tai atstumo aplink tą anteną. Ir praktiškai, kol gyvenom Komunarų gatvėje, labai gerai viską girdėjau. Kai persikėlėm į Pietinę, tas buvo Grinkevičiaus gatvė, priešais parką, dabar kur ta Saulėtekio mokykla vidurinė. Tai irgi buvo laukas atviras, vat irgi galbūt tokia dėkinga padėtis geografinė, kad gaudyti tas bangas. Minėjo, didelis aparatas, po to vefas atsirado. Didelis aparatas, po to tėvai nusipirko vefą ir su to vefu puikiausiai. Pats geriausias buvo gaudimas su šito vefu. Parašė savo rankraščius. Rankraščių rašytas toks laikraštukas buvo, Tęskime kovą vadinosi. O čia, kaip rusai rašo, Tęskime kovą. Jiems buvo labai sunku išversti tą pavadinimą į rusų kalbą, o po to vėl į lietuvių kalbą, verčiant gavosi Tęsiam kovą. Na gerai, tęsiam kovą, vis tiek mes tą kovą tęsiam. Nu ir tuos parašytus rankraštinius laikraštukus mes mėtydavom į pašto dėžutes, kada jau būdavo. Čia šitoj pažymoj KGB rašoma, kad pas mus buvo išleista 6 numeriai. Gal ir tiek, gal daugiau gal ir daugiau, kurių jie neberado, nebebuvo pas mus jau jų, buvo išdalinti, išmėtyti. O žiūrėkit, dabar kiek laiko tęsiasi jūsų, kai jūs pradėjote tą klausimas ir užsirašinėjimą iki tų 79 metų, koks tai buvo laiko tarpas? Ko gero 3 metai, nuo 10 iki 13 metų. 3 metus vyko viskas. O žiūrėkit, jūs, kai mokėtės 5 viduriniai, ten dar anglų buvo sustiprinta, ne? Taip, anglų buvo. O koks ten ratas buvo tų įsitraukusių jūsų? 5 viduriniai buvo nedaug, buvo tos veiklos pradžia, galim sakyti, tai ir įsitraukė du žmonės. Valdas Šiukšteris ir buvo dar vienas mūsų Zakas, klasiokas. Tai Zakas, Valdas Šiukšteris ir Gediminas Lapė. Ir tada tik tiek žmonių buvo įsitraukę ir 5 viduriniai dar nespėjom nei dalinti, nieko. Tai Valdas Šiukšteris padėjo siūti, mama buvo siuvėjos įgūdžių turinti moteris ir jis prie tos siuvimo mašinos prieidamom kaklaraiščius pasiuvo mėlynus, kažkodėl mėlynus, mes galvom, kad turi būti tamsiai mėlyni mūsų kaklaraiščiai, mūsų spalva. Mes suraidėjom TGSV, tai gyvuoja geriausia Smetonos valdžia, mes sugalvom tokį šūkį, kad reikia savo turėti ir tada eidami į mokyklą po baltiniais pasiriždavom tą mėlyną kaklaraštį ir kiekvienas rytą, kai susitinkam, pasisveikinam ir ištraukiam iš baltinių, parodom, kad turim, mes dar laikomės mokyklai. Už visą tą veiklą iš pionierių buvom išmesti. Kelintais metais persikraustėte į Pietinį rajoną? Į Pietinį rajoną persikraustėm, ko gero, 79 čia jau įvykiai, tai 77 metais persikraustėm į Pietinį rajoną. Ir kaip tiksliai ta vieta, kur jūsų langai buvo, į kurią pusę? Buvo į Rėkyvos pusę langai. Nuo, kaip yra Grinkevičiaus gatvė, po to jin buvo pervadinta Lieporių,
o po to vėl Grinkevičiaus dabar grąžintas pavadinimas. Tai kur yra 16 vidurinė mokykla buvusi, Saulėtekio dabartinė, ten yra didžiulis parkas. Tada nebuvo to parko, tuščias laukas ten buvo. Tie medeliai buvo ką tik pasodinti mažučiai. Tai vat mano langai, kaip tik mano kambario langas buvo į tą pusę, į Rėkyvos pusę per šitą plyną dar lauką, kur dabar yra parkas. Tai ko gero, man gal dėl to ir pavykdavo pagauti tas bangas, kad neblogai radija girdėjosi ten toj vietoj. Ir koks buvo tada jau ratas jūsų 16 viduriniai? 16 viduriniai jau buvo ratas išsiplėtęs, jau buvo ir kurie grinai dirbo ir padėjo, tai buvo Sigitas Šlenderis, Edmundas Žiedas, ir Urbonas toks klasiokas buvo, dabar neseniai teko jį matyti, su mano seserim Anglijoje susitiko, jie buvo Anglijoje, dirbo vienoje vietoje. Ir šiaip visi klasiokai žinojo. Ir dar vieno klasioko pusseserę jis apsiėmė, kad atspausdindavo mums rankraščius. Mėtydavom į pašto dėžutės ranka rašytus šitų savo leidinių, o kai kuriuos prašydavom, kad atspausdintų, tam, kad galėtume siųsti į užsienį, į Laisvės radiją. Tai vat siunčiant į Laisvės radiją, įdėdavom į voką spausdintą leidinį ir po to čia KGB pažymoja apie mūsų veiklą, iš ypatingo archyvo parašyta, kad susirašinėjimo kontrolės tarnyba užfiksavo šitokį, reiškia, įdėtą leidinį į voką, siunčiant į Laisvės radiją. Dar taip pat, ką siųsdavom paštu, tai buvom siuntę reikalavimą generaliniam prokurorui LTSR, kad paleistų Balį Gajauską ir Viktorą Petkų iš kalėjimo. Galvojom, buvo toks raginimas, mes ne šiaip savo ir adresą ten pasakė, tik dabar neatsimenu, greičiausiai per Laisvės radiją. Sako, vat, jeigu kas galit, turite drąsos, rašykite laiškus generaliniam prokurorui. Ir jis galbūt kažkiek tai galės paįtakoti, kad va tokia yra visuomenės nuomonė. Aišku, čia naivita kalba, visuomenės nuomonė nelabai kam rūpėjo, kaip Kaušpėdas daino, kokia kita gali būti nuomonė, kas pasakys, ko reikia visuomeniai, funkcionieriai. Tai vat mes patikėjom, kad gali padėti šitiem žmonėm, rašėm. Jiem parašėm laiškus į kalėjimus Viktorui Petkui ir Baliui Gajauskui, o prokurorui rašėm reikalavimą tokį griežtą. Paleiskit. Paleido. Turbūt tie laiškai irgi buvo atsidūrę KGB. Klasioko pusseserės. Ta pati, kur atspausdindavo, jos mama tos pusseserės klasioko dirbo projektavimo institute. Ten buvo kopijavimo aparatas. Atkopijuodavom ir savo leidinius, ir kai kuriuos leidinius kopijuodavom, kuriuos gaudom, buvom gavę atkopijuotą, bet čia ne tas, bet irgi atkopijuotas tarybiniais laikais leidinys, kaip samizdatas Archipelagų Gulag. Tai čia galima suprasti iš ko, kad tų laikų, kad kopijuota po vieną pusę. Iš abiejų pusių tais laikais nekopijuodavo, nebuvo tokių aparatų. Tai verti, lapas tuščias, vėl verti, toliau. Tai, aišku, gaunasi dvigubai storiau. Ir buvo atkopijuota tokiu būdu Archipelagų Gulag. Irgi tokiuose knygutėse, čia pas mane dabar yra 5 knygutės, o ten buvo, atrodo, 10 knygučių. Ir
buvom gavę iš mano tetos. Mano teta labai buvo bendraujanti, tokia moteris. Jin tada buvo studentė, mokėsi medicinos institute Vilniuje ir gavo Mykolo Krupavičiaus, prelato Mykolo Krupavičiaus memorandumus. Memorandumai buvo 2 prelato Mykolo Krupavičiaus. Tai yra sovietų vyriausybei, o po to nacių vyriausybei. Jis nebijojo parašyti reikalavimą, tokį griežtą žodį, ir vieniems ir kitiems buvo parašęs. Ir mums buvo duota, mano teta davė tokią storoką knygą, abu memorandumai vienoj knygoje. Ir sovietų vyriausybei, ir nacių vyriausybei. Man teta davė, sako, kokį turiu, sako, draugai man davė paskaityti. Aš atsiverčiu knygą didesnę ir storesnę daug. Vartau, žiūriu, čia įdomus dalykai rašomi irgi apie žmogaus teisų pažeidimus, kaip apie vežimus į Sibirą, kaip ten tas prelatas jis protestuoja, kad taip netinkama elgtis, taip naiviai aišku, tikėdamasis, kad padės galbūt jo tas protestas toks žodinis. Šitą visą knygą persirašiau, pasidariau kopiją ranka rašytą ir po to irgi mums atšviesdavo ir po kelis lapus irgi pridėdavom prie tų leidinių savo Tęskime kovą ir mesdavom į pašto dėžutes. Tai šitas leidinys po to labai neilgai, aš per kokius 2 mėnesius turbūt persirašiau visą tuos 2 memorandumus ir tetai grąžinau. Paskaičiau, viskas gerai. Tik nekam nesakyk, nesakysiu, aišku. Ir nesakiau, kai mus pagavo, tai buvo klausimas, iš kur, sako, jūs gavot šitokį leidinį. Tai sakau, čia yra rašyti, nuorašas. Per Laisvės radiją, sakau, diktavo. Ilgai netikėjo ir mane bandė prispausti, ar jie iš tikrųjų žinojo ar nežinojo, kad jis nebuvo skaitomas per Laisvės radiją. Aš to nežinau. Bet greičiausiai, kad jie to patys net nebuvo įsitikinę, ar šitie Mykolo Krupavičiaus memorandumai buvo skaitomi, ar jie nebuvo skaitomi. Ir man kiekvieną dieną mindavo, tu meluoji, nebuvo skaitoma, sakyk, iš kur gavai. Ne, sakau, buvo skaitoma. Ir taip nusibodo, aišku, man ir jiem turbūt nusibodo, ir po to jau jie manęs nebeklausinėjo. Pagrindinis buvo mūsų, reiškia, tyrimas, žiūrėjo, kaip aš galėjau spėti užsirašyti, kai buvo per radiją kalbami tekstai tie. Man diktuodavo tos pačius tekstus. Pasiėmęs saugumėtis ir skaito. Rašyk. Sakau, nebespėjau. O kaip spėdavai, kai radijaus rašyti? Sakau, prisimindavau, sakau, iš atminties, sakau, ką atsimenu, parašau, ko neatsimenu, sakau, nerašau, ko gero ten ir daug trūkdavo. Bet jie buvo susidarę kažkodėl vaizdą, kad aš vos nepažodžiui spėdavau nusirašinėti, ką ten sakydavau. Ir niekaip negalėjau patikti, kaip tu, sako, nusirašinėjai čia, žinai. Sakau, taip, noriu išgirsti, man, sakau, įdomi ta informacija ir aš, sakau, rašau. Bet tas pats atėjimas jų buvo labai toksai įdomus. Sėdim mokykloje, viskas tvarkoje, vyksta pamokos, kaip tik auklėtoja Bražūnienė, matematika. Ir auklėtoja kažkas pasikviečia, auklėtoja išeina, kokį 10 minučių jos nėra klasiai, sugrįžta ir man sako, eik, sako Danai, ten pas tave atėjo kažkokie rimti,
kostiumuoti vyrai. Man iš karto mintis kita ir nekilo. Galvoju, jo, jau priėjo tas laikas. Anksčiau ir vėliau turėjo ateiti, atėjo. Atėjo 4 vyrai, vairuotojas ir 3 su vairuotoju. Jie, einam, sako, einam, kur einam? Važiuosim, sako, pas tave į namus. Atsisėdo prieki šalia vairuotojo vienas, 2 iš šonų. Vyrai tokie, kaip aš vaikas, žiūriu, man jie tokie 2-metriniai visi atrodė. Tų žmonių, kurie mane tardė, nebuvo tarp jų. Jie tik buvo jų funkcija nuvežti turbūt. Kokią mašiną vežė? Viliukas, brezentinis, dengtas, senas, geras, džipas tarybinis. Ir privažiavom prie namų, priėjom prie durų, paskambina į duris, mama atidaro. Mama visa balta, atsimenu kaip dabar. Suprato turbūt irgi, kad čia jau rimti reikalai. Ir jie prie mamos man sako, ar tu, sako, pats parodysi, kur viskas yra, ar, sako, mums dabar turim, sako, kratos orderį, tada taip vadindavo, sako, darysim kratą. Galvoju, darys kratą, išvirs visus namus, o ten tokioj vietoj po rašomojų stalu. Ir paprastai pakeli ir ten guli visą dokumentaciją. Sąrašai visi mūsų, parašai, viskas, ko jiems reikia. Nu, ar taip jau. Ir viską pasiėmė, o dabar važiuojam kartu, sako. O pas kitus nebuvo tų dalykų saugoti? Buvo ir pas kitus. Pas kitus rado, ten pas Valdą Šiukšterį rado kaklaraiščių prisiūtų ir dar nebaigtų siūti, nes mes tikėjomės, kad plėsis organizacija, bus dar naujų narių ir jiem reikės kaklaraiščių. Ir pas kitus supratau irgi, kad darė kratas ir netgi beveik tuo pačiu metu, kaip ir aš ten sėdėjau kabinete, sėdėjo ir kiti kitose kabinetuose. Nes vienu momentu besėdint įeina į kabinetą kitas saugumietis ir sako tam, kur mane tardo, sako, Gediminas Lapė neprisipažįsta. Tas pamojavo ranką jam, kad nieko nešnekė. Gerai, išėjo. Aš supratau, kad Gediminas Lapė nieko jiem nesako. Bet galvoju, į tokią informaciją, kuri sudėta ten tuose dokumentuose, jau jinai prarūgus yra. Jau jie žino, arba dar vartydami sužinos. Tai kas ten yra, tą galima sakyti. O ko ten nėra, negalima sakyti. Tai pats svarbiausias dalykas ir buvo Mykolo Krupavičiaus memorandumas, kad negalima sakyti. Tai nežinau, aš visiems sakiau savo grupės nariam, kas man davė tą memorandumą, iš kur aš jį gavau. Bet ar jie atsiminė, ar jie pamiršo, ar jie, va taip, nei vienas, nei aš, nei kiti nepasakėm, kad tai buvo duota mano tetos Danutės Kuprienės. O kaip Jūs manot, kas buvo pagrindinis tas dalykas, dėl ko KGB Jūs surado? Pagrindinis dalykas turėjo būti, kaip čia toj ypatingo archyvo pažymoj rašoma, kad susirašinėjimo kontrolės tarnyba užfiksavo laiškus su leidiniais antitarybinio turinio, kuriuose yra. Tai buvo greičiausiai laiškas, kuris buvo siunčiamas, pagrindinis dalykas, į Laisvės radiją. Ir siuntėm ne vieną laišką. Vieną laišką nusiuntus į Laisvės radiją, ploną, neįdėta buvo jokių leidinių, gavo. Ten buvo skaitytojų laiškai, tokia rubrika.
Ir vieną gražią dieną skaito mūsų laišką, kuriame mes prašome jų, kad jie atsiųstų mums Viktoro Petkaus nuotrauką. Norėjom turėti tokį kažkokį tai nestabą, bet kažkokią tai ikoną, į kurį lygiuotis galėtumėm. Paveikslą pasikabinti. Va, jie Lenino kabina paveikslą, o mes Viktoro Petkaus paveikslą pasikabinsim. Bet sako, atsiprašome mes, tokių dalykų nesiuntinėjom, bet maloniai perskaitė tą mūsų laišką. Laišką gavo, galvom, dabar galima rašyti. O galima ir mūsų leidinių nusiųsti, ir mūsų leidinius paskaito. Bet ką daryti, kad tuos leidinius jie kažkaip, ar mama buvo sakiusi, ar senelis, kad visi laiškai, kurie eina į užsienį, ir netgi Lietuvos ribose, yra peršviečiami pro kažkokį rentgeną ir ten mato, kas parašyta. Nei jiems ten reikia šviesti, paėmė, atplėšė brutaliai ir skaito savo. O mums kažkodėl šį. O ką daryti, kad neperšviestų, reikia suvinioti į folgą, sugalvojau. Ar eis šie rentgeno spinduliai? Dar tai pasiklausinėjau, fizikos mokė. Pro folgą praeis? Ne, praeis. Gerai, suviniavau tą leidinuką mūsų į folgą, įdėjau į voką. Ir paskui KGBistai man įtardo, atsineša tą laišką. Tai kodėl tu į folgą, sako, suviniavai tą laišką? Jūs, žinom jūsų istoriją, kad jūs taip susidomėjote tą praeitim ir visą kitą. O tie jūsų kolegos, draugai, jie irgi gal paraleliai kažkaip irgi buvo iš kažkur kažką girdėję apie laisvą Lietuvą, tarpukarį? Aš manau, kad taip. Mes pasikalbėdavom, jie žinojo, kas yra Smetona, visi žinojo. Žinojo, kas yra Sibiras, kas yra tremtys, kas buvo tokie partizanai. Visus tuos esminius dalykus tuo laikotarpio Lietuvos istorijos. Visi tie, kurie dalyvavo kartu, žinojo. Jiems turbūt irgi papasakodavo tėvai seneliai. Tai buvo toks reiškinys turbūt, kad vis tiek perdodavo, bijodavo žmonės kalbėti. Vat kai kurie žmonės nieko nekalbėdavo, net apie savo tėvus senelius. Pavyzdžiui, mano žmona dabar nežino nieko apie savo senelius visiškai, nes tėvai jam nieko nepasakoja. O buvo toks dalykas, kad ten, kai sulaikė, draugus išduoti kažką, tai klausinėjo, kas dar jūsų toje organizacijoje, ar jie kažkaip jau viską žinojo? Jie klausinėjo apie draugus, bet kad jie viską žinojo, tų klausimų mažai tokių buvo. Jie tik pagrindinis jų klausimas buvo, kas dar, be tų žmonių, kas dar įeina. Ir jiems labiausiai rūpėjo, kas iš suaugusių mums vadovauja. Tik nepasakokit, kad čia jums nieks nevadovauja. Aš sakau, nevadovauja, patys sakau, kaip patys, iš kur patys, pasiklausėm. Iš kur jūs pasiklausėt? Ir taip per dienas keletą mėnesių mums kitus irgi atsiveždu, iš mokyklos pasiema, ateini į mokyklą, pabūni pamokoje arba dviejose pamokose ir išsiveža tave į KGB, čia Kapsuko gatvė 19 buvo anksčiau. Ir tuose iš pradžių taip labai keistai viskas atrodė tuose rūmuose. Ateini, stovi kareivis, Dnevalnas vadinamas ant tos pakilos tokios, su peiliu ant šono, pagarbą atidavinėja tiem įeinantiem. Žiūriu, kas čia dabar. Įdomus buvo toks įspūdis slogus. Bandė bauginti, užuominas, visokias man buvo pasakyta, tu dabar, sako, galėsi girtis, kad tau po nagais adatas kišom. Aš dabar galvoju, ar čia toks pajuokavimas, ar čia iš tikrųjų tai bus, kad galėsiu girtis. Kažkiek tai buvo to streso, baimės nemažai.
Bet po to pripratau, ateini į mokyklą, tave pasiem ir klausinėjai. Ir rašai, iš pradžių rašybos pratybos buvo tokios man. Rašai ir jie paskui tą visą rašymą žiūri. Ar čia aš galėjau užsirašyti, ar aš galėjau spėti, matyti, ekspertizės kažkokias darė, kad paskui prie išvadų priėjo, kad visgi čia rašyta suaugusių nėra, čia vaikai rašė. Vat, daugiau tokių, ateidavau, kas įstrigo, kad ateidavau keletą kartų pirmųjų, sakydavau, kad man mama pietus mokyklui nupirkus, man dabar bus pietų metas. Nieko. Pirmą dieną atsinešė šlapenkos, batoną ir kefyrą. Man davė. O paskui nebeduodavo kitas dienas. Mat, ką paklausė, parvešim namie pavalgysi, sako, mama duos. Gerai, tai gerai. Vat, ir buvo užuomenos, sakydavo, jeigu dabar 79 metai būtų ne vaikų metai, sako, išvažiuotumėte į Čiobiškės, nepilnamečių koloniją. Pagalvodavau, už ką dabar išvažiuotum, pagal ką. Gal ir būtų tai buvę, kas ten, žinau, gal čia tik toks psichologinis spaudimas. Vat. Ir vieną gražią dieną mūsų nebesikviečia, iš pamokų nebesiveža. Viskas, supratom, kad dabar kažko reikia laukti mokykloje. Tiek svarstymai, kažkas. Jo, ir čia pažymoj yra parašyta, kad buvo perduota nepilnamečių reikalų komisija ir mokytojų taryba. Mokytojų taryba nusprendė, kad reikia mus išmesti iš pionierių organizacijos ir buvo nurištas gražiai kaklaraištis prieš visą mokyklą. Sukviesti visi mokiniai iki 11 klasės žiūrėjo, kaip nurišamas kaklaraištis kažkokiam tai 13 metų šeštokui. Teko nueiti į archyvą Šiaulių valstybinį ir šitos mokyklos 16 vidurinės mokytojų tarybos išsiimti tuos konspektus, ten buvo konspektuojami tie posėdžiai ir labai įdomių dalykų, labai tokių nepedagogiškų radau, kad pavyzdžiui, čia jeigu cituojant, 79 metai, 8 mėnesio 30 dieną įvykusi mokytojų taryba, direktorius Norkevičius, tarybos posėdis numeris 9. Direktorius Norkevičius sako, vaikai bandė vesti žalingą propagandą bendramžių tarpe. Be ryškaus antitarybiškumo jų veikloje gausų nacionalistinių, religinių apraiškų. Šis poelgis reikalauja griežto įvertinimo. Būtina taip apsvarstyti jų elgesį, kad visas mokinių kolektyvas griežtai pasmerktų jų poelgį ir kad ne tik jie, bet ir kiti bendramžiai suprastų, prie ko gali privesti domėjimasis antitarybinę literatūrą, šmeižikišką antitarybinę propagandą, per sunktų užsienio radio laidų klausymasis. Jie neturi jaustis kažkokiais nukentėjusiais didvyriais, bet būti pasmerktais. Skatinamas, kaip dabar sakytų, mobbingas, kas čia. Tiesioginių tekstų direktorius mokyklos skatina patyčias iš vaikų. Toliau buvo duodamas žodis auklėtojai Bražūnienei. O auklėtoja Bražūnienė, jeigu cituoti ją, pasakė, nemėgstu neįsitikinusi vaiko nusikalstamumu, jo bausti, moralizuoti. Kaip perskaičiau šitą, man tai buvo kaip medus ant širdies. Mūsų auklėtoja stovėjo prieš tokią mokytojų tarybą, žinojo, kad čia KGB už jų nugaros. Ir jin mūsų užstojo.
Tai miela malonu, neseniai buvau nuvykęs pas ją su gėlėm, padėkojau už tai. Tai toks buvo. Mokytojas Rimdžius, smerkiamas, kitos klasės auklėtojas, kuris buvo auklėtojas tos mergaitės, kuri neždavo atspausdinti mūsų literatūrą savo mamai. Sako, mokytojas Rimdžius nematė, kad pamokos metu buvo žiūrimi albumai, kuriuose sukaupta nacionalistinio turinio medžiaga. Mes buvom davę tiem vyresniesiam aštuntokam, mes šeštokai buvom, pasižiūrėti tam tikrų dalykų, ką mes esam sukaupę. Vat, ir čia buvo kaip priekaištas direktoriaus. Mokytojų, kad jis pamokos metu nematė, kaip tai buvo daroma. Sako, toliau dar direktorius, niekas, o to labiau klasės vadovė, apie mūsų auklėtoją Bražūnienę, nematė, kaip po raudonų kaklaraiščių minėti buvę pionieriai ryši mėlynos spalvos kaklaraiščius su atitinkamais simboliais, šlovinančiais fašistinės Smetonos valdžią. Ar ne per daug faktų, kad jau būtų galima nepastebėti? Reiškia, direktorius stebėsi, kaip vyko tokie dalykai ir auklėtojai mūsų nepastebėjo. 6 B klasės vadovė Bražūnienė nematė nieko stebėtino, kad mokinys Jankauskas pareiškė mokytojai, kad jo sesuo ateistų būrelio nelankys. Buvo tokia nuodėmė, uždraudžiau savo seseriai lankyti ateizmo būrelį. Sesuo metais jaunesnė, aš kaip vyresnis, skaičiau turintis teisę į teisingą kelią statyti. Toliau sakė, mokytojos Bražūnienė ir Jozaitienė nematė reikalo informuoti administracijos apie incidentą 6 B klasėje, piešiant ateistinio turinio piešinius. Kada buvo liepta piešti ateistinio turinio piešinius, mes aišku nepiešėme. Visi šie nariai